Tai yra dažniausiai todėl, kad vadovas daug dalykų turi savo galvoje ir to neištransliuoja. Tiesiog nustemba, kodėl kolegos neskaito minčių, Jo. ne? Kartais tas žmogus, kuris priešinasi, yra galbūt labai svarbus tam tos įmonės savininkui. Kodėl dalis verslų ir lieka maži, 1, 10, 3 žmonės, o kiti kažkaip sugeba ir išsprogsta? Sakys, kad aš viską žinau, aš ChatGPT parašė ir viskas gerai. Jaučiu, kad man neaišku, aš nesuprantu, kas čia vyksta, ko čia iš manęs nori. Tai tiesiai šviesiai ir paklausti. Sveiki visi, jūs vėl klausote podcast'o 2 mikrofai, kur aš verslo fotografas kalbinu savo klientus, pažįstamus, man įdomius žmonės apie verslą, gyvenimą ir viską, ką tik tai išeina čia aptarti. Tai šiandien svečiuose yra Lina Svernelienė, verslo strategijų žinovė, aišku, plačiau pati papasakosi. Kaip tu sekas, kuo gyveni šiuo metu? Jeigu taip žiūrint į metų ar laikotarpį, baigėsi pirmas ketvirtis, tai yra susitikimai su klientais, aptarti jų rezultatų ir pasižiūrėti, ką jam pavyko padaryti. Tai turbūt balandžio aktualios dažniausiai būna tokios. O šiaip aišku, pavasaris. Tu daugiausiai dirbi su smulkiais verslais, ne? Taip, aš esu apsibrėžus, kad tai yra mažos įmonės, o mažos įmonės tai maždaug nuo 1 iki 50 žmonių. 50 žmonių čia dar mažas skaitosi. Taip, šiaip pagal apibrėžimą tai labai mažos yra iki 10, tada mažos, man atrodo, iki 50, tada jau toliau yra vidutinės ir didelės. Ir kaip tas pirmas ketvirtis mūsų rinkai, ką įmonės jaučia? Labai priklauso nuo įmonės. Kiekviena įmonė yra su savo kažkokia situacija ir kažkaip nesigauna taip paimti ir apibendrinti. Bet gal yra kokia tendencija, kad visi taupo, atsiradė daug laisvų pinigų, nėra kur dėti, žinai? Nepastebėjau kažko tokio, tai kažkaip nesinori ir kurti istorijų, kad čia kažkas matosi ir panašiai. Kaip tu sugalvoji, kad būtent nori su mažu verslu dirbti? Tai ateina iš mano patirties. Aš pati esu dirbusi kaip samdoma darbuotoja, samdoma vadovė, pardavimų vadovė ir panašiai mažose įmonėse. Ir tuo metu aš kažkaip iš to turbūt ateina pasirinkimas ir dabar, mažos įmonės dažniausiai turi nedidelės komandose žmonės daro labai įvairius dalykus, nebūtinai specializuojasi, kad aš dirbu tik su konkrečia tema, bet iš kitos pusės jie ir neturi resursų, jie tarkim nesisamdo tam, pavyzdžiui, personalo vadovų, nesisamdo finansų vadovų ir panašiai, bet to išorinės pagalbos jiems reikia tam tikrais klausimais. Tai iš savo asmenės patirties plus iš poreikio ir kai sugalvoja kažkokią idėją, tada testuoja, kalbėdamasi su skirtingų mažų įmonių vadovais ir supranti, kad iš tikrųjų tai reikia to. Ir konsultuodami įmonės, kokias didžiausias klaidas, pavyzdžiui, pamatai, nes aš įsivaizduoju, tai yra žmonės, kurie stengiasi daug darbų vienu metu atlikti. Vienas vadovas turi kelias specialybės realiai tai pačiai įmonei. Taip. Tai kokios klaidos? Gal 3 kokias išskirtum? 1, nežinau, kiek tau gausis? Aš galvoju, kad apskritai klaida yra toks ne visai teisingai, pasakymas. Gal tai būtų labiau tokie, 3 įpročiai, ar ne, kad viską kontroliuoti, pavyzdžiui, arba spręsti, kas dega čia ir dabar ir negalvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir laikyti viską savo galvoje. Ir paskui galvoti apie tai, o kodėl mano komanda ten nedaro to, ko aš noriu. Bet tai yra dažniausiai todėl, kad vadovas daug dalykų turi savo galvoje ir to neištransliuoja. Tiesiog nustemba, kodėl kolegos neskaito minčių, ne? Jo. Tu padedi šitos dalykus susitvarkyti? Tai iš esmės taip, pavyzdžiui, strategijos paslauga yra apie tai, kad tai, ką vadovas turi savo galvoje, mes sudedam į, norėčiau sakyti ant popieriaus, bet ant virtualaus popieriaus, įsivardinam dalykus, kurie yra svarbus ir tada visą tai jisai gali aptarti su komanda ar jį. Ir komanda tada žino, kur mes einam, ką mes norim pasiekti. Gali būti, kad, tarkim, mažose įmonėse vadovas ne vienas, o jis turi didesnę komandą ir, kitaip sakant, vadovų komandą savo, tai tada mes dirbam jau su vadovų komanda, bet būna, kad dirbam tiesiog su savininku ir tada jau jis pats ištransliuoja savo komandai, ko nori, ilgalaikiai perspektyvai. Po kokio suvokimo būna didžiausias proveržis?
vadovai, sakykime, savininkai? Labai, labai skirtingai gali būti tiesiog tas supratimas, kad aš pasidalinau su komanda, ko mes siekiam ilgalaikį perspektyvą ir tada entuziazmo atsiranda komandoje ir jie nori daryti dalykus ir, ta prasme, įsitraukia labiau. Dar vienas momentas, gal prisimenu tiesiog vieno kliento istoriją, mes su juo apsirašinėjom paslaugos teikimo procesą, aišku, dirbom ten su vadovu, kažkiek įsitraukė keletas kolegų ir po to pabaigę visą procesą sutarėm, kad bus mokymai, aš, žodžiu, supažindinsiu su to, ką padarėm. Ir komanda nedidelė, gal 5 ar 6 žmonės ir tų mokymų metu, ateini, žinai, nežinai, ko tikėtis, bet nustebino komandos įsitraukimas, kiek jie uždavinėjo klausimų, kaip jie entuziastingai reagavo, visą tą turinį. Ir, ta prasme, ir pasakė daug gerų ir naudingų dalykų. Tai... Spėju, būna ir atvirkščiai, kad parašy visą strategiją, viską sudėlioji ir tada tiesiog paskambini po savaitės, kaip sekasi ir viskas tiesiog eina sena vaga. Bet čia irgi yra natūralu, nes paprastai, ta prasme, strategijos paslauga susideda iš 2 dalių - planavimo ir įgyvendinimo. Tai po planavimo dalies nesustojam, aš nepalieku tos įmonės vienos ir dar kurį laiką esu kartu ir mes susitinkam kartą per ketvirtį pasikalbėti apie tai, kaip sekasi. Tai toks yra momentas, kad savininkas jaučia tą tokį, žinai, kad aš negaliu čia kažkaip atidėti, bet būna visai, būna, kad nuruošiasi paskutinę minutę, būna, kad sako, žinai, nukelkiam susitikimą, nes aš čia, žodžiu, buvau užsiknisęs kažkame kitame. Tai visai būna, bet tas toks, žinai, pasakymas, kad dabar susitiksim kartą per ketvirtį, pasižiūrėt, ką pavyko, ko nepavyko, tai jis taip šiek tiek įpareigoja ir klientą, kad maždaug, reikia vis dėlto nepasidėti stalčių. Sakai, komanda įsitraukia, atsiranda entuziazmas, kažkokia kryptis. Ar būna, kad komanda kaip tik labai pasyviai reaguoja? Kas sako, ir taip gerai yra, kam čia dar kažką daryti? Taip, ta prasme, būna ir tokių situacijų ir tiesiog labai priklauso gal nuo komandos patirties, nuo supratimo, kaip, kam to reikia ir kokią tai naudą suteiks. Tai būna, bet tada, irgi, vėl priklauso nuo tos įmonės, bet tuomet vis tiek dirbi tada su ta komanda, edukuoji, rodai, vis tiek įtrauki į procesą ir viskas vyksta gerokai lėčiau, bet bandai pakeisti jų įsitikinimą ir parodyti naudą. Yra tas terminas butelio kakliukas apie darbuotoją, kuris viską apsunkina, sakykime, lėtina procesus. Egzistuoja toks dalykas? Pavyzdžiui, kad atsiranda komandai, visi užsidegė, vienas priešinasi, jį praspėri, viskas vėl važiuoja. Taip, tai būna tokių momentų, kad atsiranda kažkoks komandoje stabdis ar ne, kuris nori daryti kažkaip kitaip ir įsivaizduoja, kad tai jo yra tiesa ir panašiai. Ir čia tada būna irgi labai skirtingų situacijų, nes kartais tas žmogus, kuris priešinasi, yra galbūt labai svarbus tos įmonės savininkui. Ir tada jis sprendžia dilemą, tai kaip čia dabar, ar bandyti kažkaip, žodžiu, nepaleisti to žmogaus ir kažkaip jį įtraukti, ar vis dėlto paleisti, bet, ta prasme, nepaisant to turbūt, kad ir dažniausiai vis tiek bando išlaikyti tą žmogų, bet turbūt daugelis situacijų baigėsi taip, kad anksčiau ar vėliau atsisveikina. Žodžiu, kad verslas svarbiau negu draugystė. Ta prasme, aš nesakyčiau, kad verslas svarbiau negu draugystė, bet jeigu didžioji dalis komandos tiki idėją ir, ta prasme, vienas žmogus jai priešinasi, tai tu turi komunikuoti su tuo žmogum, bandyti suprasti, kas ten vyksta, kodėl, apie ką tai yra. Ir čia priklauso tada nuo abiejų pusių, ir nuo paties savininko, ir nuo to žmogaus. Ir jeigu įvyksta dialogas, tai tada viskas viskas važiuoja toliau. Bet jeigu žmogus toliau priešinasi ir jis įsivaizduoja, kad jo yra tiesa, tada tu tiesiog turi pasirinkti, apie ką tu galvoji, ar apie verslą ir apie verslo ilgalaikę perspektyvą, ar apie sukimąsi aplink tą žmogų. Ar būna, kad butelio kakliukas vis dėlto yra pats vadovas, kuris į tave kreipiasi paslaugų? Taip. Ir tai turbūt susiję su prioritetais, ar ne, ar aš einu gesinti gaisrų, ar aš, jeigu susidėlioju ilgalaikį planą, tai aš tada ir nepametu jo ir jam skiriu dėmesio. Tai kartais gali būti apie
tiesiog to žmogaus prasilaužimą, požiūrio pakeitimą. Įmanomas šis dalykas? Priklauso nuo vadovo, bet iš esmės taip, jeigu yra noras, jeigu aš suprantu, kad tokiai, aš pasidariau tą planą ir aš noriu, kad jis taptų realiu rezultatu, tada taip, tada aš dedu pastangas, kad būtų rezultatas, o jeigu, atrandu priežasčių, kodėl ne, arba suprantu, kad, tarkim, per anksti aš tą planavimą, nepaisant to, kad labai norėjau, bet, per anksti, tai tada gali būti ir tiesiog, darom pauzę ir tada po kažkiek laiko grįžtam. Kai į tave kreipiasi, tai būna dažniausiai augimo stadijai, ar jau būna skęstantis laivas, kur sako, Lina, gelbėk? Gal dažniau susiduriu su tuo, kad noriu augti. Ta prasme, dažniau situacija yra apie tai. Būna ir skęstantis laivas? Galvoju dabar. Nesu taip susidūrus, kad bent kol kas dar nesu susidūrusi, kad žodžiu, gelbėk skęstam. Labiau apie tai, kad norim augti, norim susiplanuoti, arba tiesiog suprantam, kad reikia plano ir galvojam, kaip mums tą planą gauti. Tai tada įsivaizduokim. Laivas skęsta. Taip. Reikia staigiai uždirbti pinigų. Ką tokie įmonė sakysi? Tiesiog užsidarykit, išsidalinkit, kas liko ir reikit pailsėti. Ne, čia turbūt lengviausias, atsakymas, kad užsidarykit, bet žiūri tada į tos įmonės kontekstą. Ta prasme, aš negaliu ateiti į įmonę, su kuria aš nebendravau, nežinau jos veiklos konteksto ir pradėti taškytis patarimais, kad, čia dabar darykit taip. Ne, vis tiek pirmiausiai prasideda viskas nuo situacijos analizės ir supratimo, kokioje situacijoje yra. Tada toliau žiūri, kokios yra galimybės, ką galima padaryti toje situacijoje, ar galima, negalima ir iš to gimsta sprendimai. Bet visada, tu tyrinėjai, kas ten yra ir tik tada gali duoti kažkokį patarimą, nukreipti arba padėti tam tikrus dalykus susitvarkyti, kurie skauda. Turbūt ir išsigrynint, kas yra svarbiausias, kad nedaryti visko iš karto. Taip. Kaip manė, kad turbūt visi bėgioja skirtingas pusės, o realiai turbūt reikia sustoti vieną darbą, pasitaisyti, padaryti ir jau gali būti geriau daug, ne? Taip, nes iš esmės turbūt tas yra poreikis dažnai, kad, tai mes čia dabar pradėsim viską tvarkyti arba viską griauti, bet, visko tu negali vienu metu, nes tada gaunasi dar sudėtingiau, dar daugiau emocijų ir dar daugiau chaoso, o kai išsirenki tą vietą, kuri labiausiai skauda, ją sutvarkai, tada eini prie kitos ir taip toliau, tai tas toks. O apie laivus, kurie neskęsta, kurie plaukia aukštyn, vis tiek dirbi su mažais verslais ir kodėl dalis verslų ir lieka maži, 1, 10, 3 žmonės, o kiti kažkaip sugeba ir išsprogsta? Priklauso nuo lūkesčių ir norų, ar ne, ką aš noriu su tą situaciją daryti. Aš galvoju, aš galiu ir per savo pačios pavyzdį, aš pradėjau šitą veiklą per karantiną, visiškai su karantino pradžia ir aš iš pradžių tiesiog supratau, kad noriu dirbti su skirtingom įmonėm, neprisirišti prie vienos ir turėjau keletą klientų ir su jais dirbau ir tai buvo porą metų ir tiesiog aš kažkaip negalvojau apie tai, kad aš čia dabar turiu, kad čia verslas ir kad čia man reikia, ieškoti naujų klientų. Ir kažkurio momentu atėjo supratimas, kad čia visai gali būti, neturiu aš apsiriboti tais 2 klientais, o čia visai yra puikiai niša ir aš galiu kurti verslą, tarkim. Tai čia nuo to tokio, kaip aš jaučiuosi, ko aš dabar noriu ir tada, gal man saugiau atrodo būti, taip ramiai ten turėti porą darbuotojų arba tiesiog dirbti pačiam savo ir aš taip pat ir gyvenu, ir dirbu. Tai žodžiu, kad ir savo pavyzdžių gali pasakyti, kad nieko baisaus būti tiesiog susikūrus savo darbo vietą, turėti tokį kaip amatą, nesmulkų verslą ir ne visi čia turim tapti naujais Amazonais. Taip, čia visiškai, ta prasme, jeigu aš nejaučiu poreikių, tai ta prasme, aš galiu pasiduoti ant kažkokiam visuomenės spaudimui, bet kas iš to, jeigu tai bus ne mano kelias. Nes kartais, kai paklausai aplinkui, atsiranda daug sėkmingų žmonių, kurie daug padaro, pučiasi, plečiasi. Ir tada gali pasijausti šiek tiek, kad pas kažkoks esi nepakankamas, netinkamas, nors kai pagalvoji, ar norėtum būti to žmogaus vietoje, tai nelabai iš tikrųjų, kai matai ir visus tos stresus ir pasiekmes ir kitą kartą ir sveikatai labai atsiliepia tie visi verslo dalykai. Taip, tai tiesiog vertini per savo prizmę, ar aš noriu ir galiu šiuo metu ten keltis ambicingus tikslus ir ten, planuoti sporto augimą, ar vis dėlto aš noriu kažkaip ramiau ir galbūt po tam tikro laiko.
Gerai, tai dirbi su verslais ir jie nusprendžia, kad nori augti, kažką susitvarkyti, galbūt Taip. pasiruoš strategiją, arba mano atveju galbūt nori vizualinį identitetą Mhm. atsinaujinti. Koks yra procesas, ką tu pastebėjai, kaip verslas šitos dalykus sprendžia, kaip jie tą sprendimą priima, kad vat reikia, vat skirsim lėšų, skirsim resursų. Mhm. Irgi labai įvairiai. Tarkim, tiesiog verslo savininkas gali tiesiog galvoti, kad apie tai, kad mums kažko reikia ir, tarkim, bandyti skirtingus, ten samdytis kažkokius konsultantus ir panašiai. Ir vis, čia gal ne tai, gal ne tai. Arba tiesiog, ieškoti atsakymų savarankiškai ir po kažkokio paieškų etapo suprasti, kad kažkaip nesigauna man čia savo jėgom, per daug pareikalauja jėgų. Ir tada ateina supratimas, kad mes galim turbūt pasisamdyti kažką, kas padėtų tiesiog tam tikrus dalykus susitvarkyti. Tai iš esmės turbūt atsiranda vidinis poreikis arba aiškesniai struktūrai, arba yra, tarkim, kažkokie iššūkiai kokybės, arba, žmonės išeina iš darbo ir viskas sugriūna, ar ne? Tai gali būti konkrečios situacijos arba tiesiog kažkoks konkretus poreikis ir supratimas, kad mes čia dabar kažkaip neplanavom nieko ir mums reikėtų pradėti dirbti kryptingiau. Bet vis tiek kažkokį diskomfortą kažkokį turi patirti, nes gal, tarkim, būna kažkokios įmonės, kur tu matai, kad joms reikėtų tokių dalykų, bet tu visaip kaip paaiškinsi, neparduosi. Taip. Turi išlaukti, kol jie patys tau paskambins ir sakys, Lina, ateik. Iš esmės taip. Ta prasme, žmogus turi jausti poreikį, nes jeigu nejaučia ir įsivaizduoja, kad aš žinau kaip, tai ta prasme, aš galiu pasakot, kaip čia naudinga, koks tai naudingas planavimo procesas, kaip gerai komandai įtraukti viską. Pasakys, kad aš viską žinau, aš čia ChatGPT parašė ir viskas gerai. Kaip tavo paslauga, kaip tau pavyksta parduoti savo paslaugas? Kokias tu turi savo strategijas? Viskas eina kaip per kontaktų ratą, per pažįstamus, ar tarkim, esi atradus kažkokį būdą, kuris tau pasiteisina, galbūt ten šalti skambučiai, reklama socialiniuose tinkluose? Asmeninis ryšys. Iš esmės, tai gali būti pažįstamų ratas, bet gali būti ir žmonės, mažų verslų savininkai, su kuriais bendrauji ir susitinki, pavyzdžiui, verslo klube ir tiesiog iš pokalbio išeina, kad mes ieškom kažkokio sprendimo ir tada aš sakau, kad aš galiu padėti. Esi kokį nors savo veikloje strategiją pasirinkusi, išbandžiusi, kur visiškai nepasiteisino? Tarkim, gal sumerkiai daug pinigų į Facebook reklamą ir pamatai, kad nieko, tada tą pačią energiją nukreipiai į tą biznio klubą ir dvigubai, tarkim, grįžo. Taip, atsakymas turbūt ir taip ir ne, tai gal ką sudariusi, tai kažkaip labai aktyviai komunikavo su LinkedIn, bet sukurtoje įmonės paskyroje, ten rašydavau kas savaitę ir supratau, kad nulis iš tikrųjų... Nulis reakcijų. Jo, nulis reakcijų, nulis rezultato galbūt ir turbūt, tai kas pasiteisina, tai pasiteisina, buvimas verslo klube ir tas kontaktų rato plėtimas ir tiesiog bendravimas. Gal dar apskritai man turbūt nėra taip, kad, pavyzdžiui, susitinku su įmonės vadovu ir aš iš karto galvoju, kaip čia aš dabar parduosiu savo paslaugas. Man yra įdomu pažinti kitą verslą. Tai ta prasme, kad dažnai aš tiesiog sužinau, kad žmogus yra ten kažkokios įmonės savininkas, aš pradedu kalbinti apie tai, kaip sekasi, kokie iššūkiai ir panašiai, nes man įdomu. Tai nėra tas pirminis tiklas, dabar tai jau šitam tai būtinai parduosiu. Nėra, kad pamatai žmogų ir tavo akyse dolerio ženkliukas net prasisuka. Gerai, apie pardavimus pašnekėjom. O kaip verslams iš minios išsiskirti? Nes dabar visoje srityje, kur tu be pažiūrėsi, tiek tavo, tiek mano srityje ir konkurencija milžiniška. Taip. Visas srautas online užverstas mūsų konkurentų reklamomis. Taip. Kaip iššokti? Tai turbūt pirmiausiai suprasti, kas yra mano aplinkoje, kokie yra konkurentai, kuo jie išsiskiria, pasilyginti tarpusavį, kad taip, pamatytum, ką jie, ką aš. Ir tada pagalvoti apie tai, kuo aš galiu būti išskirtinis ar išskirtinė, kuo mano verslas išsiskiria. Ir
akcentuoti, tai kalbėti apie tai tiek, nu, nežinau, asmeniškai bendraujant su klientais, tiek ir, nu, tarkim, jeigu leidi reklamą, tai, žodžiu, reklamoje tuos dalykus akcentuojant, tą rodant per komunikaciją socialiniuose tinkluose. Nes tu darai ir konkurentų analizės, ne? Taip. Ką ten gero pamatai? Gal įdomiausias momentas yra susijęs su to, kad, tarkim, vienas klientas norėjo, nu, mes čia dabar jau susitvarkėm savo srityje ir norėtume minti kažkokias naujas nišas. Nu ir va, šita niša atrodo labai labai gerai, mes čia norime eiti. Ir kai padarai konkurentų analizę, tada paaiškėja, kad, nu, taip, kaip čia, emociškai atrodo gerai, o realybėj tai, ta prasme, konkurencija toje nišoje yra didelė ir kažin ar tas naujas žaidėjas jau čia taip sėkmingai važiuos. Tai vat tas pasižiūrėjimas, ar tu, žodžiu, kalbėjai apie savo verslą ir apie savo nišą, ar tu nori eiti į kažkokias naujas nišas, bet pasižiūrėjimas į konkurentus, jis duoda daug informacijos ir atsakymų ir gali tave nukreipti vieną ar kitą linkme. O ar pavyksta kažką iš konkurentų kainodarų pamatyti, išvelgti? Kas priklauso, ta prasme, jeigu skelbia viešai, tada taip, jeigu neskelbia, nu, galima daryti tokį, pavadinkim, slapto pirkėjo tyrimą, bandyti kontaktuoti ir paprašyti, kad pateiktų pasiūlymą konkrečiai paslaugai, tada gali tokiu būdu, bet irgi, nu, ne visi noriai dalinasi, irgi turi savo, žodžiu, ginklus ir metodus, kaip čia identifikuoti tokius, ne? Ne tai, kad identifikuoti, bet kaip neatskleisti kainų, jeigu, tarkim, nėra aišku, ar tu čia jau tikrai pirksi ar nepirksi tos paslaugos. Tai, bet iš esmės tai irgi dar vienas būdas, kuris leidžia kažkiek pasitikrinti ir suprasti, kaip kiti dirba. Tai esi ėjus su peruku į konkurentų parduotuvę ar kokią autoservisą taisyti mašinas? Ne, nesu, bet kažkada esu dalyvavusi slapto pirkėjo veikloje apskritai. Nu, buvau slapta pirkėja ir ten tiesiog įmonė turėdavo skirtingų klientų užsakymus ir galėdavai pasirinkti, nu, kur nueiti. Tai esu ten tarkmėjusi į banką, ten dar kažkokias įmonės ar parduotuvės ir atlikinėjusi tą slapto pirkėjo tyrimą. Ir tavęs turi, nesuprast, kad tu ten esi tą tyrimą atėjus padaryti. Bet ir turi surinkti informaciją. Taip, turi, ta prasme, paruoštuką tam tikrą, nu, prieš ėjimą ruošiesi ir tada jau darai viską pagal tą skriptą. Tada, o kaip pačiam atpažinti, kad tavo potencialus pirkėjas yra visai nepirkėjas, o slaptas pirkėjas? Turbūt iš klausimų, iš to, kaip elgiasi, iš to, vat, ten, žinai, kažkaip per giliai kapsto kažkokius labai specifinius niuansus, tai tada tai gali būti signalas, kad, ta prasme, arba tas žmogus yra dirbęs toj srity, arba turi tiesiog patirties su panašios srities paslaugų teikėjais, arba tai gali būti, nu, vat, nežinau, konkurentų, pavyzdžiui. Nu, ja, nes būna ir mano veikloje kartais daug klausinėti, kiek studijos nuoma kainuoja, kiek klientų turi per dieną, o kiek kainuoja tas. Ir, nu, jo, dažnai tai gali būti tiesiog smalsus žmogus, kuris mėgsta skaičius ir įsivertinti ir matyti visur galimybės. Bet kartais gali būti tikrai gal to žmogaus artimas žmogus, pavyzdžiui, užsiima identišką veiklą. Tai ką reikėtų daryti su odas? Ar reikėtų kažkaip išsisukti nuo klausimų? Ar gal reikėtų pasakyti, jo, turiu 300 klientų per dieną, studijos nuoma 30 000 ir kad žmogus pasimestų, žodžiu? Nežinau, čia turbūt... Aš negaliu pasakyti, ką reikėtų pasakyti, bet man atrodo, kad visada, žinai, pokalbio metu, jeigu kyla, nu, vat, jaučiu, kad man neaišku, aš nesuprantu, kas čia vyksta, ko čia iš manęs nori, nu, tai tiesiai šviesiai ir paklausti, nu, aš kažkaip girdžiu, kad jūs pernelyg giliai lendat į mano veiklos specifiką, kodėl tai jums svarbu ir ta prasme, tada, nu, tikėtina, kad, nu, žmogų pagauni, jeigu jis ten... Nu, čia toks biškai kortų lašimas, toks, ne, biškai pokerio partija tokia biškai vyksta. Ja. Be strategijų, kiek svarbu įmonėms yra jų vizualinis identitetas, kaip jie save pateikia internete, tai galbūt nuotraukos, tvarkinga svetainė, bet kas. Tai svarbu, ta prasme. Svarbiausia? Nežinau, nu, tai yra viena iš dalių ir tai yra nu, apie įvaizdį, kokį kūrė. Ir, nu, ta prasme, jeigu tu ten kalbėsi ar nesakysi, kad va, čia mes tokie ir taip toliau ir panašiai, bet, nu, tarkim, tinklapis bus ten kažkoks seno modelio, žinai, ir ten su neaiškiu turiniu, su klaidom, arba ten su, kaip būna, nežinau, šabloniniai tie svetainių
kai būna svetainių šablonai ir tada būna tas tekstas, nu kažkoks ten. Taip. Žodžiu, be kažkokios... Paprasti dalykai nesužiūrėti. Jo, tai ta prasme, kad, nu, tai yra visuma ir ta prasme, kad, nu, jeigu nori, kad tave klientai matytų visur vienodai ir pasitikėtų, tada tu turi visur atrodyti tinkamai. Čia mano klausimai biškai šokinėja, bet noriu dar šitą irgi paliesti. Ar tu konsultuodama verslus lendi prie jų, nu, lendi čia net kano žodis, bet taip neišėdama kitaip pasakyti, prie jų kainodaros? Tiksliau, ar peržvelgi įmonės konsultuodama jų kainodarą? Priklauso nuo situacijos, kažkiek taip, nu, nes tai yra tiesiog informacijos dalis, kuri irgi leidžia suprasti, nu, tos įmonės situaciją. Gal, pavyzdžiui, jeigu sako, ten, nežinau, pardavimai nepakankamai auga arba ten didelės išlaidos, tai gal vat kainodara ir yra tas atsakymas, kad to iš tikrųjų kainos turėtų būti didesnės ir tada, nu, kažkokių problemų nebus susijusių su ten, žodžiu, kad, tarkim, pardavimai nepakankami ar panašiai. Bet, nu, ta prasme, tai yra viena iš analizės dalių, jeigu reikia kažkokių esminių sprendimų arba susidėlioti idėjas, kaip tai galėtų būti, kaip tai kainodara galėtų keistis, tai tada aš jau pasitelkčiau arba į pagalbą, žodžiu, arba finansų analitiką, arba marketingo žmogų. Priklausytų nuo situacijos ir nuo to, ką reikia padaryti. Kas gali indikuoti, kad reikia kainas mažinti arba didinti? Nu, iš esmės turbūt situacija su pardavimais, tai, nežinau, pavyzdžiui, klientai neperka paslaugų, nors ten, tarkim, į reklamą yra, arba produktų, ar ne, o, tarkim, į reklamą yra investuojama daug, bet, nu, vat, pardavimas neįvyksta. Nu, tai gali būti, kad per didelės kainas, bet, nu, vėl žiūri tada, o ką konkurentai. Ir jeigu, tarkim, konkurentų kainos ženkliai mažesnės, gali būti, kad, nu, vat, atsakymas yra šitoje vietoje, bet, nu, visada, žinai, vis tiek žiūri visą kontekstą. Kas čia dar galėtų būti? Ar gali būti, kad kaina įtartinai per maža ir vis dėlto kaip tik reikėtų didinti? Gali ir taip būti, kad kaina per maža ir dėl skirtingų priežasčių taip gali nutikti. Tai, ar gali būti tas pats, nu, tarkim, toks, kaip čia, neaiškus identitetas, ar ne, kad ta prasme, įmonė vienaip kalba socialiniuose tinkluose, kitaip atrodo, ten, tarkim, tinklapis, o dar trečiaip žmonės kalba. Nu, tai tada gaunasi toks, kad, nu, klientas nebesupranta, tai su kuo aš čia bendrauju ir kuris yra šitos įmonės tikrasis veidas, žinai, ar ten, kur socialiniuose tinkluose, ar tinklapį, ar vat, kaip žmonės kalba. Tai... Iš tavo patirties, iš tavo klientų, koks tau pačiai buvo įdomiausias keisas? Turbūt galėtų būti du tokie, žinai, pavyzdžiai. Vienas tai darbas su motyvuota komanda, kur, nu, ta prasme, po pirmos strategijos sesijos, kai išsigryninom ir ilgalaikę strategiją, ir tų metų tikslus, tai tokie akivaizdžiai matomi pokyčiai jau po pirmų metų. Ir čia, vat, kas yra faina, tai kad komanda yra labai įsitraukusi, labai motyvuota ir jie nori. Tai turbūt šitas, o kitas toks labiau apie komandą iššūkis, kur, ta prasme, turi labai paaiškinti, kodėl čia, o kam čia dabar, o kam ta strategija ir, nu, ir kodėl reikia tos rezultatus stebėti, kodėl reikia apibendrinti ir panašiai. Tai čia toks yra gerokai sudėtingesnis kelias, bet irgi, ta prasme, tai ten rezultatai matėsi 2-3 metais, kuomet iš pradžių, žodžiu, toks yra pirmi metai toks, nu, užmotyvavimas, įtikinimas, kad tai yra svarbu, parodymas naudos. 2 metais jau tada žmonės pradeda mąstyti apie, okei, nu tai gerai, tai jeigu tam, pavyzdžiui, savininkas nori iš mūsų 20% pardavimo augimo, tai iš kur mes tą augimą galim gauti? Nes 1 metais tai yra nesąmonė, nepadarysim. O 2 metais jau pradeda dėlioti, kad, okei, gerai, tai čia, va, ten, tarkim, pakelsim kainas, iš to ateis tam tikra dalis, va, šitos paslaugos parduosim daugiau, čia iš to ateis kita dalis, nu ir taip, jau tada pradeda mąstyti ir galvoti, kas kaip. Tai jeigu galvoti apie tai, nu, turbūt visada smagiau dirbti su motyvuota komanda, nes, nu, ta prasme, jie kažkaip natūraliai važiuoja ir dar netgi jų motyvacija tave užmotyvuoja, jiems ten kažkaip labiau daugiau duoti, tarkim.
žodžiu, neprisimenu kažkokio, tarkim, kad būtų itin įkyrus tipas, kur, tarkim, tu ten sukandus dantis dirbai ir paskui vis tiek nieko nesigavo, arba atvirkščiai, kuris paskui tapo labiausiai atlopo širdis ir ten dėkingas už viską. Ta prasme, yra situacijų, kuomet tam, tarkim, to pirmo, antro pokalbio metu supranti, kad mums nepakeliu ir tada su tokiu klientu nedirbi. Ta prasme, vyksta pokytis bendravime su klientais ir, ta prasme, iš pradžių gali būti tas bendravimas santūresnis, o po to, kai, arba atsiranda, pasimato rezultatai, arba tiesiog, pajunta, kad ateina kažkokie atsakymai, tarkim, iš planavimo dalies, tada taip, irgi atsiranda daugiau atvirumo, daugiau tokio entuziazmo ir panašiai. Tai pokytis bendravime vyksta ir gali būti, kad ten, tarkim, dirbi su klientu, 3 metus ir ateina supratimas, kad viskas jau, aš nebegaliu tam klientui padėti, bet ir kliento, nežinau, įmonėje, versle vyksta tam tikras pokytis, kur, atrodo, kad, mes vieni kitus išaugom, žinai. Tai. Podcastuose pakalbam biškį ir apie verslą, biškį ir apie gyvenimą, tai papasakok apie save, ką tu mėgsti veikti be darbo. Galiu sakyti, kad esu aktyvaus laisvalaikio fanė. Nežinau, vienas, pavyzdžiui, tarkim, iš šaltojo periodo, žinai, smagių užsiėmimų, tai yra slidinėjimas kalnuose. Vasarą ir šiltuoju laiku tai yra dviračiai. Ir aišku, hobis, kuris jau tęsiasi nemažai metų, tai šokiai. Tai nesi tokia jau darboholikė, ne? Kaip dauguma savo verslų savininkų. Stengiuosi tokia nebūti, nors visko pasitaiko, bet iš tikrųjų tai taip, stengiuosi kažkaip balansuoti, kad nedirbu, žodžiu, nežinau, 14 valandų per parą ir pamirštu ilsėtis, tai stengiuosi kažkaip labai, labai susidėlioti, subalansuoti. Tai jeigu jauti, kad artėja perdėjimas, koks tavo toks greitasis, nežinau, pleistras šitą situaciją? Eiti susitikti su draugais, pavyzdžiui. Tiesiog duoti savo laisvą dieną, nors su tom laisvom dienom irgi kartais būna taip, kad, tarkim, baiginėjai kažkokį projektą, bet jauti, kad viskas jau norėtųsi poilsio ir tada kartais, žodžiu, leidi savo pabūti tą darboholikę, pavadinkim, ar ne. Tai gerai, aš čia greitai pabaigsiu tą projektą ir tada jau eisiu ilsėtis, bet dažniausiai tai nebūna greitai, vis tiek stringi ir vis tiek turiu sustoti ir padaryti pauzę. Tai iš esmės, kai ateina jausmas, kad aš noriu atokvėpio, tada aš stengiuosi, kad susiplanuot, kad, šita diena bus laisva. Bet tau greitasis poilsis yra biškai su draugais išeiti, o ne vienai pabūti ramiai tyloj? Tai turbūt dažniau išeiti su draugais, negu kad nors būna ir kad tiesiog reikia tam, nežinau, pamedituoti tyliai, žinai, arba pasivaikščiot. Kokie užmojai ateičiai, ką planuoji? Čia apie verslą. Apie bet ką. Nežinau, gal turi kokių svajonių, vizijų, kad ne viena įmonė Lietuvoje nebūtų nepakonsultuota tavęs arba... Kažkaip labiau, žinai, taip, ant liežuvio galo, žinai, mintis iš serijos apie, laisvalaikį, tai, nežinau, jaučiu kažkokią silpnybę italų kalbai. Man ta kalba labai graži ir kažkaip galvoju, būtų faina išvažiuoti mokytis italų kalbos, tam savaitei, pavyzdžiui, ir 2, žinai, į Italiją. Tai toks smagus turbūt, žinai, noras. Tada grįžus į Lietuvą konsultuotum pizzerijas visokias. Ne, nežinau, tiesiog tai su italų kalba turbūt yra taip, kad aš, prieš kokius 10 metų gal mokiausi, bet, tas, žinai, kai mokaisi savo, dėl to, kad kalba graži, tai tada, tai o ką aš su ja veiksiu ir kažkaip su ta motyvacija, žinai, įdomiai būna. Bet dabar kažkaip nusprendus, kad, tiesiog, noriu, nes kai išgirstu, tarkim, tam, nežinau, kokią nors laidą italų kalba ir tai, ta kalba, žinai, tokia. O grįžtant prie darbų, išeina įstatymas, kad uždrausta verslo konsultavimo veikla. Tiesiog nebegali daryti tai, ką dabar darai. Kokia tavo kita profesija būtų? Įdomus klausimas. Žinai, negalvoju apie tai. Nežinau, kelionių planavimas. Ta prasme, kelionių planavimas, nes man gal visai įdomu, žinai,
pačiai planuoti savo keliones, bet aš suprantu, kad, žinai, nu, vat, jeigu tai taptų ta veikla, žinai, kad tai būtų ten daugiau reikalų ir turbūt mažiau smagumo, bet, nu, vat, jeigu taip klausimas, žinai, maždaug, nu, tai alternatyva, nu, tai gal šitas, bet turbūt, kai tokia situacija, žinai, nutiktų, tada ir susidėliotų, žinai, mintis. Nes dar viena tema, tai, kuri, aišku, jau gal kiek ir atsibodus, bet vis tiek tavo darbą turbūt kažkiek liečia, tai tas dirbtinis intelektas, nes irgi gali ChatGPT susivest per paruošmą strategiją, planą, ką man daryti, situacija tokia, kokie patarimai. Kokios yra rizikos žmonių, kurie aklai pasitikė tokiais dirbtinai sugeneruotais patarimais ir strategijom? Gali nukonsultuoti, ta prasme. Nu, tu turi vertinti, žinai, protingai, kaip tavo ankstesniam podcast'e, ar ne, kur jūs kalbėjotės apie dirbtinį intelektą, ar ne, kad man tam patiko mintis apie tai, kad, nu, kai žmogus pats dalyvauja tame, tai tada, nu, yra vienaip, o jeigu aklai, tai yra, nu, visai kitaip. Tai aš sakyčiau, kad, nu, tu negali tiesiog aklai pasitikėti, tu turi tikrinti ir sverti, va, tuos patarimus ir gal labiau, nu, ta prasme, tai žiūrėti kaip į tokį labiau pagalbinį įrankį, kuris gali padėti pagauti kryptį ir apčiopti kažkokį siūlo galą, žinai, ir kuria linkme judėti, bet aklai nepasikliauti, o perkratyti per savo patirtį, galbūt pasitariant su kitais, nu, nežinau, kolegomis arba tiesiog žmonėmis, kurie yra panašiose situacijose, arba su tais pačiais konsultantais. Bet nu, ChatGPT nepadarys už tave, žinai, strategijos ir to labiau jos neįgyvendint. Pati šiek tiek pasidarė kartais? Taip. Kas dar liko nepasakyta? Žmonės dažnai ateina į podcastą su lūkesčiu, jie nežino, kas bus, apie ką bus kalbama, bet vis tiek turi kažkokį lūkestį, kad kažką norėtų galbūt pasakyti, papasakoti, pasidalinti. Gal turi kažkokį announcementą, palinkėjimą, nežinau, beleką. Kažkaip neturėjau, žinai, konkretaus lūkesčio. Buvo smalsu, kaip atrodys šitas pokalbis, nes nežinojau, klausimų iš anksto. Tai tiesiog buvo labai smalsu. Jeigu, tarkim, prisikabinti prie žodžio palinkėjimas, ar ne, tai kažkada prieš, nežinau, 2-3 metus apibendrindama praėjusius metus sakiau, kad, nu, metai buvo, žinai, turiningi prasmingomis pažintimis. Ir kai, nu, tą įvardini, paskui ir kiti metai tokie, žinai, tarsi kupini prasmingų pažinčių, tai turbūt apie tas prasmingas pažintis, žinai, kad, nu, visada turbūt smagu susipažinti su naujais žmonėmis ir jeigu ta pažintis tampa prasminga, tai yra, nu, tam tikra pridėtinė vertė, bet kartais su žmonėm gali tiesiog, nu, nežinau, pabendrauti, pasilenkti ir tiek, bet kartais, na, tas pabendravimas virsta kažkokiu projektu, pavyzdžiui. Tai turbūt palinkėjimas visiems daugiau prasmingų pažinčių. Nu, ačiū. Nes realiai kaip ir mes kažkada susitikom verslo pradžioje, paskui viena fotosesija, kita, dabar podcastas, prieš tai aš pas tave konsultavausi. Taip. Tiesa, buvau iš tų, kurie užsako paslaugą, prisikonsultuoja ir paskui, kai lieka ta dalis, kur reikia daryti, tai toks... Aš gal kitą kartą. Vėliau, biški, dar ne dabar. Tai tikrai prituriu tai minčiai, kur pokalbio pradžioje sakei, kad kartais žmonės gali būti dar tam nepasiruošę. Taip. Tikrai tuo metu dar buvau tam nepasiruošęs. Labai norėjau, bet nepakankamai reiškia. Plius, kai ir savaime pakankamai ten, sakykime, kainasi pakankamai gerai, tai nėra tos ir motyvacijos dar kažką daryti. Taip. Kartais tikrai didžiausi pokyčiai ir progresai vyksta per, sakykime, šlykščiausias, nepatogiausias situacijas. Tai reikia kartais ir truputėlį taip trenktis galvais taktą, kad pažiūrėtum, kas vyksta. Tai aš tada palinkėsiu verslams pasitrankyti galvomis taktas, kad daugiau pas tave pasikreiptų. O kur žmonėm tave susirasti? Per LinkedIną geriausiai? Per LinkedIną tinklapis. Šiuo metu naujinamas, bet... Tai aš aprašyme tavo LinkedIno kontakto pasidalinsiu. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, klausėt. Ir ką, iki. Like and subscribe, share.